siaučia vėjai pūgos. Nebaisi mums audra. Šaltis karaliauja pasaulyje. Šaltis karaliauja pasaulyje. Mes išgelbėsim viens kitą. Lėlių teatro pasaulis užburiantis, ypač Panevėžyje. Čia pamatysite tokį unikalų teatrą, kokio nerasite niekur kitur Europoje. Teatrą ant ratų šiais laikais sutiksi retai. Panevėžio lėlių vežimo teatras unikalus visoje Europoje. Arklių traukiamas didelis spalvingas vežimas kasmet rieda į nuošalias Lietuvos vietas pas vaikus, išsiilgusius pasakų ir istorijų. Klajojantis vežimu po Lietuvą, teatras sustoja ir vaidina pačiuose tokiausiuose Lietuvos kaimuose ir miesteliuose. Kaimo vaikas ne visada turi galimybę išvažiuoti į miestą, pažiūrėti spektaklio, o čia teatras atvažiuoja pas jį į kiemą, nes dažniausiai būna taip, kad tenka vaidinti ir labai mažose kaimeliuose, kur nėra net jokio kultūros židinio, nei mokyklos, nei darželio, kur, pavyzdžiui, stovi kokie 8 namukai. Ir aišku, dažniausiai įsirenkam gražiausią kiemą, kur nupjauta žolė, kur patogu įvažiuoti į kiemą su didžiuliu vežimu ir tame kieme vaidiname. Didžiąją dalį teatro veiklos sudaro gastrolės. Kiekvieną vasarą Liepos 6 dieną teatro kolektyvas į didžiulį vežimą pasirinko 2 sunkiasvorius Lietuvos arklius ir dažniausiai keliauja 15 ar 20 dienų. Į Vilnių iš Panevėžio keliaujama 8 dienas, į Kauną 7 ir visur pakelyje vaidinama. Per 25 klajonių metus gastrolėse po kaimus ir miestelius būta visko. Ir padangas taisyti reikėjo, ir arkliams pasagas pakalti. Į vasaros gastrolės dažniausiai išvažiuoja apie 15 žmonių. Vežimas tampa ir scena, ir virtuve, ir miegamuoju. Kiekvienais metais teatras išvyksta į 3-4 skirtingas užsienio šalis, tačiau jau be vežimų ir be arklių. Šį sezoną pabuvojo ir Danijoje, Ukrainoje, Prancūzijoje, Baltarusijoje. Neretai dalyvauja rimtose tarptautiniuose festivaliuose. Teatrui sekasi. Dažnai tampa netgi laureatais. Apie tai byloja visą teatro interjerą puošianti garbės raštų ir apdovanojimų sieną. Panevėžio lėlių vežimo teatro įkūrėjas pažymi, kad teatras unikalus tuo, kad pats gali atvykti pas žiūrovą, kuris paprastai išsiilgęs ir nuoširdžiai laukia. Tai yra vaikai, pagrindiniai gerbėjai. Vaikai turi galimybę pamatyti teatro virtuvę, kaip yra ruošiamas spektakliui, ruošiamas dekoracijos, lėlės, kostiumai. Dažniausiai tai ne tik teatras, bet ir edukacija. Teatro vadovas prisimena, kad spektakliais vaikai taip susižavi, kad paskui keletą kilometrų seka paskui vežimą. Be to teatras jau yra užauginęs ne vieną kartą. Jau mūsų teatre užaugo gal 3 ar 4 kartos beveik jau. Tie vaikai, kurie prieš kokį 7 metus ėjo dar pas mus į spektaklius, jau jie dabar atveda savo vaikus. Ir žiūri, sako, jūs manęs neatsimenat, kur čia prisiminsit, 100 000 tų žiūrovų praėjo per tiek metų. Ir sako, aš pas jūs ateidavau, sako. Bet ir neseniai tarp kitko laišką radom. Naktį 2 valandą čia per teatro vartelius peršoko vaikinas ir užkišo už durų laišką. Ir paskaičiau, pasirodo, jis vaikystėje lankydavosi mūsų spektakliuose, dabar jis gyvena Vilniuje, kažkokiu tai reikalu buvo Panevėžy. Ir peršoko per vartelius, parašė laišką ir užkišo. Tokius laiškus malonu labai gauti. Veiklus teatro kolektyvas per kūrybinį sezoną parengė 3 premjeras, suvaidina apie 250 spektaklių, kurios pamato apie 20 000 žiūrovų. Repertuarą puošia žymiausių pasakų kūrėjų, tokių kaip Hanso Kristiano Anderseno, Šarlio Pero ar lietuvių pasakininkų kūriniai.